Sveiki. O dabar kviečiu visus Rimi darbuotojus iš visos Lietuvos. Čia Palangoje tai labai nuostabus kolektyvas, labai paslaugus, o čia tokia labai graži reklamėlė. Evelina dirba. Oi, galiu parodyti, vėjas pučia. Vėjelis šiandien toks gražus. Va, Evelina dirba ir čia visos pozicijos darbui, vasarai padirbėti. Labai smagu. Tai pati pirmoji galės būti mano draugė Vitalija Juškaitė, o visi kiti pas ją registruokitės. Tai būsiu aš, Vitalija ir visi Rimi darbuotojai. Labai prašom, nepamirškite savininkų, direktorių ir visų vadovų. Jeigu jie pirmiau ateis, tai bus greičiau viskas. Tai laukiame jūsų visų, juk mokytis reikės visiems, absoliučiai visiems. Nes, turime tapti lyderiais pagaliau, lyderiais savo gyvenimo. Na ir po to, kuo didesnis lyderis, tuo daugiau žmonių pritraukia. Tai va, laukiame visų ir ką. Ką dar norėjau pasakyti. Bet apie žmonės ir apie tą nuvertinimą žmonių. Ateinu, o ten toks deimantas dirba. Čia Palangoje, įsivaizduokit, toks jaunas vaikinas, apie 20 metų. Toks, taip iš širdies dirba, kad neįmanoma nepastebėti. Jo tokia aureolė sklinda. O jis toks paprastas, tikras, ten nuskanavo, sako, oi, nenusiskanavo, tai pabandykit dar kartą. Tai duokit, aš jums padėsiu, duokit, aš jums įdėsiu ten ką nors. Žinokit, šitas deimantas yra tėveliams palaiminimas, bet ir šitai parduotuviai taip pat palaiminimas. Yra ten labai daug kitų gerų darbuotojų, bet šitas tai tikrai šviečia. Jis gali buvo atvesti visą šitą Rimi parduotuvę pas Vitaliją ir bendradarbiauti. Tai va, laukiame. Iki malonaus.